Sveiki. Vienas iš dažniausiai užduodamų tėvelių klausimų yra, kaip man atpažinti, ar mano vaikas patiria patyčias. Labai yra liūdna, kad vis dar Lietuvoje mes turime situaciją, kuomet vaikai, arba bent jau dalis jų, vis dar bijo kalbėti, kai patiria vienokios ar kitokios formos patyčias. Vis dar kartais išgirstu iš vaikų, kad aš negaliu niekam sakyti, nes aš būsiu skundikas. Čia yra pirmoji bėda, kad vaikai vis dar jaučiasi, jog jie skundžia kažką kitą, nors yra kenkiama jų sveikatai, jų psichologiniai geroviai. Todėl labai svarbu, kad mes visuomet palaikytumėm vaikus, stengtumėmės juos išklausyti, išgirsti ir niekada gyvenime nepasakytumėm, kad neskūsk. To tau nereikia daryti, tu nesi skundikas, man nesakyk šito, man nepasakok, o kaip tik pasistengtumėm išklausyti, išgirsti ir patikėti vaiku. Atsakant į klausimą, kaip atpažinti, kaip galbūt pasikeičia mano vaikas, kuris išgyvena patyčių situaciją, tai yra keletas pagrindinių aspektų, kurie labai greitai pasireiškia, kuomet vaikas patiria patyčias ugdymo įstaigoje, kieme ar bet kurioje kitoje aplinkoje. Dažniausiai, jeigu vaikas iki tol nebuvo patyręs patyčių ir staiga jo gyvenimo situacija pasikeičia, jo pasikeičia pati savijauta. Jis gali tapti truputėlį liūdnesnis, jis gali pasidaryti piktesnis, jis gali prarasti motyvaciją stengtis arba siekti naujų kažkokių atradimų. Gali nutikti taip, kad prastėjo jo dėmesio koncentracija. Galbūt pradeda naktį sunkiau miegoti, galbūt pradeda sapnuoti kažkokius baisius sapnus. Gali būti, kad bendrai vaikas pasidaro, kaip mėgsta tėvai sakyti, toks depresiškesnis, linkęs liūdėti, pabūti savame pasaulyje, kartais linkęs yra užsidaryti nuo visko ir pasistengti atsiriboti nuo bet kokios aplinkos. Jeigu iš savo vaiko išgirstate, kad aš nebenoriu ten eiti, aš neisiu pas tą draugą į gimtadienį, man gerai pabūti ir vienam namie. Jeigu pastebite, kad jo galbūt atsiranda kūnelyje mėlynių, kažkokių įbrėžimo žymių, tai tikrai yra signalas, kad mes turime suklusti, turime atkreipti dėmesį, kas nutiko mano vaikui ir pasistengti jį išklausyti. Taip pat yra labai svarbu, jeigu nujaučiate, kad kažkas galėjo įvykti, pastebit kažkokius minimalius pokyčius savo vaiko asmenybėje, kad jūs pasišnekėtumėte ir su mokyklos galbūt ar darželio atstovais, kurie yra galintys geriau įvertinti šitą situaciją, galbūt jie yra kažką matę, kažką išgirdę, kad jūs turėtumėt kuo daugiau informacijos. Dar vienas aspektas gali nutikti taip, kad jeigu jūsų vaikas yra truputėlį vyresnis ir jau eina ar į pradinę klasę, ar eina į vyresnės klases, gali prastėti jo mokymosi rezultatai. Gali nutikti taip, kad staiga pasikeičia jo išvaizdos detalės, gali nutikti taip, kad pasikeičia jo draugų ratas, todėl yra labai svarbu nuolatos stebėti ir nuolatos domėtis savo vaikučiu. Galbūt su vaiku iki šiol neturėjote itin artimo kontakto, kuomet galėjote aptarti visas subtilybės ir visas smulkmenos iš jo gyvenimo. Tačiau dabar yra pats tas laikas, kada galite parodyti, kad jūs esate atviri pokalbiui, kada jūs priimsite vaiką, nepaisant to, ką jis jums pasakys. Labai svarbu, kad jeigu vaikas pasidalina su jumis kažkokia nemalonė, negatyvia patirtimi, kad jūs reaguotumėte natūraliai, neperdėtai, nepultumėt galbūt griauti namų, kelti visos visuomenės ant kojų, bet tiesiog ramiai užtikrintai pasiklausytumėt vaiko, išgirstumėt, ką jis jums sako, ko jis nori. Galbūt jis šiai dienai nėra pasiruošęs kovoti su šita problema ir reikės pirmiausia daryti įdirbį tam, kad vaikas būtų pasiruošęs atskleisti savo turimą problemą. Tad palengva išklausykime, būkime atviri, priimkime vaiko patirtį, palaikykime jį ir kartu galvokime su vaiku, kaip mes galime pajudėti iš šito taško, kuriame šiai dienai nėra malonu būti. Tad didžiausios sėkmės ir stebėkime savo vaikučių savijautą.